Gydytoja, sakykit, kaip ilgiau išlaikyti odą jauną? Esu pirmoji biorevitalizacijos dėstytoja Lietuvoje ir dalyvavau prieš 16 metų vienuose pirmųjų Lietuvoje mezoterapijos kursuose iš Prancūzijos. Odą reikia prižiūrėti tam, kad ji nesentų. Tai visų pirma, hialurono rūgšties injekcijos tai nėra tik tai fileriai ir užpildai. Tai yra odos kokybės gerinimas, mezoterapija, tai buvo prieš 16 metų ir šiai dienai ji grįžta kaip renesansas. O kuo skiriasi mezoterapija nuo biorevitalizacijos? Biorevitalizacija yra sunkiai ištariamas žodis, bet tai buvo anksčiau, nes mezoterapija yra mažos molekulės hialurono rūgštis. Biorevitalizacija yra jau šiek tiek didesnė. Tačiau šiai dienai iš virkšto bandoma patalpinti jau visiškai kitas medžiagas, nes praėjo daugiau nei 15 metų nuo to, kai pradėjome leisti odą tik mezoterapija. Gal norit sužinoti, kokios tai medžiagos? Kokios tos medžiagos? Tai yra gintaro rūgštis, pieno rūgštis, nukleotidai, polikapronolaktonas, biomimetiniai peptidai. Tai žodžiu, yra daugybė medžiagų, kurios drėkina odą, skaistina, mažina raudonį, sutraukia poras, suteikia ją švytėjimą ir tuo pačiu stabdo mūsų senėjimą. Žodžiu, grąžins į kūdikio amžiaus. Nebijokite biorevitalizacijos, bioreparacijos ir visų šitų sudėtingai ištariamų žodžių. Tai yra nestabilizuota hialurono rūgštis, tačiau jos suleidus į metus 3 ar 4 procedūrą, kitaip vadinant boosterių kursą, jūsų oda nesens, atrodys gražiai, jaunatviškai ir švytės.